Sveiki, prieš daugiau negu metus įrašytame pristatomajame video sakėme, kad norime parodyti tai, ką Klaipėdoje gyvenantys žmonės kuria ir pačią Klaipėdą. Šiandieną tai ir padarysime. Dangės upė teka per šiaurinę miesto dalį, per centrą, tad akivaizdu, kad jį paliečia daug gyventojų. Mes matome Dangės žaliavimą centre. Šiais metais paleido vandens autobusą, kai miestiečiai gali praplaukti Dangės upe. Tad pasikviečiau du kolegas visuomenininkus įvertinti Dangės situaciją mūsų mieste. Savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius vykdo Klaipėdos miesto aplinkos monitoringą. Tame tarpe yra ir Danės upė. Reikėtų kalbėti, jeigu kalbam apie Danės upę, reikėtų įvardinti jos visą upės baseiną, tai Akmenos Danės upė. Yra vykdomas monitoringas ir kiekvienų metų pabaigoje įvertinama to monitoringo visi rezultatai. Tai drąsiai galima teigti, kad Danės upės vandens kokybė yra bloga. Beje, yra vertinama gera ar bloga. Tie žodžiai yra svarbus monitoringe ir gera ar bloga yra bloga. Ir tai galima paaiškinti, kodėl. Kokie požymiai, iš ko mes suprantame be ypatingų tyrimų? Pirmiausiai, geriausi požymiai yra tai, kad net pakartotinai yra prie upės statomos lentelės su užrašais. Pavyzdžiui, tokie užrašai yra: Danės upėje maudytis griežtai draudžiama. Tai yra vienas dalykas, reiškia, yra pavojų žmonėm. Kitas didelis yra požymis, tai yra eutrofikacijos požymiai visi. Liaudžiai yra sakoma, kad upės žydėjimas ir jisai intensyvėja kiekvienais metais, ypatingai šiais metais, net šiuo metu, net ir šiandieną. Danės upės dalis, kuri priklauso mūsų Klaipėdai, tai yra padengta, visa yra padengta eutrofikacijos tokiais požymiais, ryškiais yra. O tai yra priežastis, kodėl taip yra. Reiškia, yra teršiama, galima paaiškinti, kodėl. Tai suteka per įvairius išleidėjus arba vamzdžius, kurių yra nuo Tauralaukio tilto iki Kuršių marių yra apie 15 vamzdžių arba išleidėjų, galima sakyti, iš kurių išteka paviršiniai vandenys surinkti nuo įvairiausių įmonių, pramonės įmonių teritorijų. Taip pat ateina čia iš buitinės paviršinės nuotekos, tai yra sodo bendrijos, kurios iki šiol didelė dalis nesurenka, neturi buitinių atliekų surinkimo sistemos. O šitose ypatingai buitinėse nuotekose yra fosforo, yra natrio, yra kitų visokių cheminių medžiagų, kurios vadinasi maistmedžiagomis. Maisto medžiagos, vandens augalam, taip kaip mes trąšas naudojam savo augalininkystės srityje, taip į upę patekė visos cheminės medžiagos, maistmedžiagės, taip švelniai galima pasakyti, ir jos tiesiog maitina vandenyje esančius augalus ir to būdu jie auga, klesti. Į pakrančių apžėlę labai yra pakrantės visos Danės upėje apžėlusios įvairiausiais augalais ir tada gaunasi taip, kad susidaro mažai deguonies, uždengia visas upės paviršius yra uždengtas eutrofikacija ir nepatenka visiškai deguonis į vandenis, tai kenkia žuvim, kenkia kitiem augalam normaliai vystytis. Ir šio sezono naujiena yra vandens autobusas Danės upėje. Žinau, kad plaukėte, tai kokie įspūdžiai ir kaip vertinate šį projektą? Tai yra natūralu, kad tai yra
geras dalykas, dėl to, kad kaip bebūtų taip, Klaipėda vienintelis miestas, kuris yra šalia jūros ir mes esame uostamiesčio gyventojai, visa ta jūrinė kultūra turėtų jinai tiesiog dvelkti, turėtų būti mumyse. Ir tai, kad mes suvoktume iš tikrųjų, kad mes esam pajūrio žmonės, kad mes esam ir kitų vandens telkinių geri žinovai. Ir tai, aišku, vienas iš tokių būdų yra, kad paplaukioti Danės upe valtimi ar laiveliu kokiu yra kiekvieno buvo ir yra klaipėdiečio svajonė. Nes ne taip paprasta ir gyvenant Klaipėdoje keletą dešimtmečių, kiti žmonės nėra net plaukę kokią valtimi. Taigi, politikai įvairiausiais būdais ir įsisukinėdami žadėjo, gal net ir melavo, kad toks įveiklinimas, Danės upės įveiklinimas, ta prasme, kad plaukios valtelės, valtis, pavadintas vandens autobusu, iš tikrųjų buvo įgyvendintas galiausiai. Birželio 17 dieną pirmas tas vandens autobusas jau išplaukė Danės upę nuo Meridiano iki Tauralaukio ir tai be abejo didelis įvykis. Tačiau buvo nepasiruošta visiškai pakankamai, ta prasme, kad plaukiantis žmonės šitame vandens autobuse, kuriuose gali būti iki 10 viename reise, jie neturi ką įspūdingo pamatyti Danės upės pakrantės. Vienas, sakykime, tokia atkarpa nuo Meridiano iki Liepų gatvės tilto, tai matome vienoje pusėje dar buvusių įmonių, Klaipėdos mediena, Klaipėdos energijos, ne visiškai sutvarkytas teritorijas, dar įvairių veltelių, kurie ten jų daug stovi, yra savininkai, privatūs savininkai, ne visiškai gerai prižiūri, bet blogiausia yra padėtis, kad tie gamtos gražus vaizdai jau nuo Liepų gatvės link Tauralaukio, jie yra monotoniški. Tai yra daug įvairiausių, aišku, pakrantės augalų, yra pertekliniai augalai, nendrės ir kitokie augalai, kurie jau užėmė po 2 metrus ir daugiau vandens upės pakrantės iš vienos iš kitos pusės. Ir tai irgi yra blogai ir žmonės, tie, kurie plaukia, jiems tiesiog galbūt per 1,5 valandos tos trukmės to reiso yra tiesiog nuobodu, nemato iš tikrųjų, kas skatintų, pavyzdžiui, prisiminti Danės upės istoriją, ypatingai nuo Tauralaukio, tai čia visi karalienės Luizės, visi tie apsilankymai Klaipėdoje dar seniai, kokie turėjo įtaką, kokie buvo pastatyti dvarai, kokie yra puikus ir gamtiniai paminklai, tai Velnio akmuo, kuris irgi netoli Tauralaukio tilto yra. Taip, kad nesuteiktos sąlygos plaukiantiems žmonėms iš tikrųjų įsigilinti ir suvokti, kad yra malonu ir faina plaukioti šitie vandens autobusai. Tai Dangės upė, kokia jos svarba Klaipėdai? Tai iš viso kelia nuostabą, tai kad Klaipėda neturi tokio įvertinimo, kas yra Dangės upė, tai klaipėdiečiai turėtų įvertinti, kokį mes turime iš ties labai didžiulį gamtos turtą. Ir tas gamtos turtas turėtų būti įvertintas ir, manau, tas įvertinimas turėtų atsiskleisti per daugybę aspektų. Ir vienas iš tų aspektų tai yra istorinis paveldas, jo praeitis ir dabar neseniai yra padarytas vandens autobusas, kuris kursuoja nuo Senamiesčio, tai yra Meridiano iki Tauralaukio. Ir klaipėdiečiai plaukdami, tai ką mato per vandens autobuso langus, jie nesuvokia, kas yra Dangė. Ir prie Dangės mes kaip kalbam, nuo ko, kaip Dangė išteka Klaipėdos senamiestį, tai yra į Kuršių marias, tai mes matome senamiestį, kaip jisai yra susiformavęs ir Dangės upė turėjo labai didelę įtaką, kaip formavosi pilies įtvirtinimo sistema, fortifikacinė sistema ir ta Dangė, kurią mes matome prie Rotušės, tai yra kaip naujai susiformavusi vaga viduramžiais ir 14-15 amžiuje. Dabar, kai mes matom Didžiojo vandens gatvėje, ten iš tikro buvo
Dangės senoji vaga. Ir dabar kalbant apie Didžiąją vandens gatvę, yra išlikę ir daugybė gražių ir istorinių pastatų, bet dalis jų yra neišlikę. Ir po Antrojo pasaulinio karo, kai susiformavo skverai, yra vykę daugybė archeologinių tyrinėjimų, fiksuojančių, kad ten buvo netgi didžiulių laivų statyklos ir odos raugyklos ir įvairūs gamybiniai cechai. Ir į tą senąją vagą buvo nuleidžiami laivai, įvairios, aišku, gal nedideli laivai buvo, bet jie buvo nuleidžiami į Dangės upę link Kuršių marių. Dabar kalbant kiek toliau, mes matome pramoninius kompleksus, kurie atsirado sovietmečiu. Ir taip pat Mokyklos gatvės tiltas ir toliau plaukiant mes galim pamatyti dešinėje pusėje, tai yra Joniškės kapinės, o štai prie Liepų gatvės vienoje pusėje yra medienos įmonės kompleksai, kairėje pusėje, o kitapus yra Bachmano dvaras. Ir ten yra išties labai Bachmano dvaras išlikęs ir jo, kaip sakant, priklausiniai ir įspūdingas savo istoriją. Ir aš manau, kad ten turėtų būti tikrai suteikiama galimybė žmonėms susipažinti tai, ką jie mato link Bachmano dvaro. Na, artėjant prie Tauralaukio, Tauralaukis garsėja jau 14 amžiuje, 15 netgi amžiuje, taip pat, kad Vytautas Didysis padovanoja stumbrus, kuriuos laiko čia Tauralaukyje ir padovanojo juos kryžiuočių ordinui. Tai žinoma buvo iki pat reformacijos. Tai kaip sakant, šis žemės plotas, kaip galima pavadinti, jisai turi labai svarbią reikšmę miesto istorijai, miesto identitetui, ko labai šiuo metu pritrūksta. Na, žinoma, vykstant Napoleono karams, jau čia buvo žymiai vėliau, 19 amžius, ir Napoleono, kai vyksta karai, atsiranda įvairio civilinio kodekso ir naujovės ir panašiai, kai Napoleonas artėja prie Maskvos, čia iškilo egzistencinė grėsmė Prūsijai. Tai galiausiai karalienė Luizė su Friedrichu Vilhelmu III atvyksta į Memelį ir atranda kaip Berlyno Tiergarteno, galima sakyti, analogišką gamtos oazę, ir Tauralaukyje augo daugybė ąžuolų. Ir galiausiai Heinrichas Radzivilas, kuris buvo įvardyjamas kaip smuikininkas, grodavo su smuiku, violončele. Ir visi šie nostalgiški vaizdai yra užfiksuoti istoriniuose šaltiniuose. Nagi, praėjus vos ne 100 metų buvo pastatytas paminklas karalieniai Luizai, sumūrytas iš akmenų. Taigi visų pirma iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Netgi yra užfiksuota tragiškų įvairiausių faktų, kad netgi Raudonosios armijos kariai įvairiais būdais bandė sužaloti, sunaikinti Luizės, netgi ir bareljefą, ir patį paminklą. Tai visų pirma reikėtų kalbėti apie šio paminklo atkūrimą, apie velnio akmens kaip mitologinio objekto, ypač labai svarbus, irgi reikėtų kalbėti apie įprasminimą stendu ir turėtų būti padarytas maršrutinis visas takas. Tai ką šiuo metu mes matom, ir iš ties žmonės neįsivaizduoja, kokia čia buvo turtinga istorinė praeitis.